Sveikos merginos, aš ir vėl su jumis ir norėčiau pasidalinti savo trečiuoju swapboxu. Štai mano turbo didelė dėžė. Narė Šarūnė labai puikiai ją supakavo, kad pašto darbuotojai jos nepraplėštų. Tikrai dėžė buvo nepraplėšta. Keitėmės su narė Little Nightmare, jos vardas Šarūnė. Su šia narė tarėmės sumą 80 litų. Tai va, vėlgi nekantrauju ir darau savo trečiąjį swapboxą. Ši narė tikriausiai buvo nusivylusi savo pirmojų swapboxų. Nelabai nusivylusi, bet pirmas blynas buvo trupučiuką prisvilęs. Jeigu kas pamena ir sekėte mano pradžių, tai ši narė keitėsi su dar viena narė swapais ir gavo kažką nelabai patikusio. Ar ten, na, žodžiu, neatsimenu, kaip buvo, nes aš tuo metu dar nedalyvavau, bet skaičiau, kad, žodžiu, jos draugas, kuria jį keitėsi, netgi išsitrynė mano drabužių anketą. Taigi, oho, čia kaip gražu viskas. Tai va, rodau savo swapboxą. Viduje juoda. Žiūriu, kas viduje. Čia labai daug priemonių visokių. Bandysiu parodyti. Va čia apačioj viskas. Tai va, kad nekankinti jūsų, tai viską trauksiu po vieną ir bandysiu parodyti. Taigi, pirmiausia, tai gavau štai šitokį daiktą. Šio daikto aš kaip ir paprašiau merginas, pasakoju apie savo sausus plaukus, tikriausiai jau čia visos, kuriomis keičiuosi, žino. Ir gavau dovanų čia meryčių vandenį. Ačiū. Taip, sekantis dalykas. Kaip gražu. Šitą dalyką gavau taipogi neprašiau, bet prasitariau, kad norėčiau gauti nagų lipduko. Tai gavau šviesių su blizgučiais gėlyčių. Labai gražus. Ačiū, Šarūnė. Taip, toliau. Oho. Taip, mes šią narę turėjom daug laiko pabendrauti, tai vat pasipasakau, kad patinka dušo žėlės skaniai kvepiančios. Sakiau, kad patinka vaisių kvapai, tai vat gavau arbūzų kvapą dušo žėlė. Jeigu kas žiūrėjo mano pirmąjį video, tai tam video aš irgi gavau arbūzinę dušo žėlę iš Body Shopo. Tikrai labai skaniai kvepia arbūzais, ne ką prašiau negu Body Shopas. Taigi trečias daiktas iš mano dėžutės yra Avono firmos dušo žėlė. Ačiū. Dar vienas dalykas. Taip, gavau dar vieną priemonę iš Avon. Tai yra plaukų priežiūros priemonė. Atgaivina plaukus, plaukų purškiklis. Tai va, tikriausiai irgi su kvapu bandau pauostyti. Truputėlį sargu, tai slogą nelabai ką užuodžiu. Aha, labai skaniai kvepia užuodžiu visgi. Tai va, dar viena puikiai priemonė plaukams. Ačiū. Vau, štai dėžutė tiek visko daug. Taigi, ką aš ten pamačiau, bet paėmiau ne šitą daiktą, tai dar nesakysiu. O Dieve, aš negaliu patikėti. Nu, žodžiu, rodau toliau, nes dabar jau labai greitai bandysiu viską parodyti. Toliau sekantis daiktas yra Body Shopo persikų kapo dušo žėlė. Šiaip tai šita narė Little Nightmare pataikė 150% dėl to, kad prieš 2 savaitės nusipirkau lygiai tokią pat ir dabar jas turiu 2. Turururu. Ačiū. Šitą dušo žėlę, tarp kitko, galiu rekomenduoti, kad labai skaniai kvepia. Yra nuostabi, puiki, šauni ir taip toliau. O, kaip skaniai kvepia. Tai va, drįsčiau pasakyti, kad šią narę mes labai neblogai susibendravom, nes visus daiktus išrinko tokius,
kokio aš ir norėjau ir apie kokį svajojau. Taigi, dar vienas daiktas. Ta pati fainiausia, tai palieku galai. Taip, dar vienas daiktas, kurį gavau. Nivea firmos lūpų balzamas. Taip, šitie daiktai mums abiejoms labai patinka. Viena kitai papasakojom, kad norėtumėm gauti. Tai va, aš ir gavau. Su alyvuogėm ir citrina, čia tikriausiai kažkoks gydantis kvapas. Yra toks lengvas, vazelina žalias, truputėlį keistai atrodo, bet labai skaniai kvepiantis ir tikiu, kad Niveos vazelinas bus labai neblogas. Tai vat. Vau, Šarūne, tu mane labai stebini. Aš taip džiaugiuosi visko. Dar vienas daiktas iš dėžutės. Tikriausiai nuo dabar jau Šarūne pradėjo viršyti mūsų sutartą sumą, drįsčiau sakyti. Taip, gavau Essence firmos XXL Shine lūpų blizgesiai. Spalva jums atrodo tokia gan blyški. Ji nėra labai ryški. Pinkinė. Spalvos kodas Rising Star. Aš iš karto išbandau. Nors gaila nematysiu, bet pabandysiu bandant ragus. Vau. Čia mane viena taip stebina teptukai. Praeitą kartą, kur gavau, tai teptukas buvo toksai, va, spalva kokia graži. Teptukas praeitą kartą, žodžiu, buvo toks labai keistas, toksai, kaip mokykloje, akvarelė, kad paišom toks teptukas. Dabar labai ilgas toksai, bet turėtų būti labai patogus jo atleptus lūpas. Tai va. Ačiū, tu dar vieną daiktą pataikiai. Šiaip vėlgi su šito daiktų nėra garantijos, kad pataikė, dėl to, kad reikėtų pirmą pažiūrėti, ar jisai nebus lipnus. Taip. Šitą daiktą dar vis palieku pabaigai. Pasigirsiu, ką gavau saldaus. Aš tave myliu, Šarūne. Taip, dar vienas daiktas, ką gavau, tai yra Milkos šokoladukai. Šiaip Šarūnei nesakiau, bet čia yra vieni mėgstamiausių mano šokoladų. Ir pabaigai rodau paskutinį daiktą, kurio aš jau dabar labai džiaugiuosi. Bandau skaityti. Taip. Vau, Man truputėlį pritrūko žodžio, aš sėdžiu labai išsišepusi. Ir norėčiau parodyti, kad tikrai ne vienai nariai sekretariausi, sakiau, kad norėčiau gauti vieną daiktą. Bet nei pirmoji, nei antroji dėžutė jo neradau, tai radau trečioji. Žiauriai džiaugiuosi iš to daiktų. Tadadadam. Tai yra soliariumo kremas. Vau. Taip. Kadangi aš jau dabar bandyti nelabai galiu, nes sėdžiu ne soliariume savo kambarį, tai aš jį išbandysiu būtinai soliariume. Čia yra su bronzatais. Hawaiian firmos. Pamiršau, kaip šitas daiktas vadinasi, šitas džiaugsmo. Deginimas kremas, soliariumo kremas. Taip. Hawaiian firmos soliariumo kremas. Dieve, kaip aš džiaugiuosi šitais daiktais. Tai va, dabar viską gražiai sudedu į vieną didelę krūvą ir bandysiu vėlgi jums parodyti. Vau! Čia tokia krūva daiktų. Taigi, pirmiausia pradėsim. Plauko purškiklis Avon, lipdukai nagučiams, čemeryčių vanduo, Avon firmos dušo želė, arbūzų kvapo. Toliau antroji mano dušo želė, persko kvapo iš Body Shop'o. Taip, sekantis daiktas, lūpų balzamas iš Niveos su alyvuogėm ir citrina. Dar vienas daiktas, šitą vėl pabaigai palieku. Dar vienas daiktas, Essence firmos Mega XXL Shine lūpų balzamas, lūpų blizgesys tai yra. Dieve, iš to džiaugsmo žodžius maišyt pradėjau. Ir sekantis dalykas, paskutinis ir pats nuostabiausias, tai yra soliariumo kremas iš Hawaiian. Kaip džiaugiuosi. Taip. Ir aišku, saldumynai, apie kuriuos nė viena mergina nepamiršta. Tai va, dabar bėgu lapnuoti Milkos šokolado ir su jums susitiksim tikriausiai po poros savaičių. Iki!